Lietuviai niekada anksčiau nebuvo tokie patenkinti savo gyvenimu kaip dabar. Visą laiką sakysiu, geriausia šalis pasaulyje. Gerai jaučiasi net 88% gyventojų. Kaip šiaip gyvenime jaučiasi? Nuostabiai. Kas džiugina? Viskas. Viskas, galim uždaryti šitą reportažą. Čia yra visiškai vidutinis lietuvis. Kas yra viskas plačiau? Darbas, namai, draugai, šeima. There you go. Taip, žinoma, kodėl turėtume liūdėti. Gyvenimas yra gražus ir geras. Enough said. Tuoj mes socialdemokratus nuversim, va čia, va tai yra didžiulė laimė. Dėdės žodžiai ne mano. Mane viskas džiugina, kiekviena aplinka, kiekvienas paukščiukas. Čia yra Vilnius, čia Kudirkos aikštė. Greičiausiai čia visi bus labai patenkinti. Kermis dvarų elitas, aišku, viskom patenkinti bus. Geriausios apklausos vyksta kokiam nors Utenoj ar Alytui prie kokios nors iki parduotuvės. Ir jeigu klausi taksisto. Šiaip mes iš tikrųjų turime džiaugtis. Va, Šiauliai. Turim kitokių nuomonių. Niekada mes taip gerai negyvename. Tiksliau, turim iš kitų miestų nuomonių, bet jos vis tiek yra geros, teigiamos. Nesu labai patenkęs, sakyčiau, kad prie Sovietų buvo geriau. Pakankamai naivus turbūt esu ir aš nesitikėčiau, kad tuoju momentu, kuomet Rusija prieš mažiau nei 12 valandų užmetė dar ten 500 raketų ir 500 dronų ant ten ligoninių ir darželių, kad bus žmogus, kuris tiesiog pasakys, prie Sovietų buvo geriau. Wow. Noriu alaus gerai rašo, prie Ruso elėse nenešiotų tikrai. Va čia jo. Čia turiu galvoje prie galutinių, kada visi normaliai gyvenom. What? Aš konkrečiai išskiriu tik vieną iš okupacinių laikotarpių. Ne visą bendrai okupacinį laikotarpį, o tik tam tikrą okupacinį laikotarpį, kuriame aš gyvenau gerai. Viso gero.